gali leisti savo perkelt dėmesį į kūną. Tiesiog pradėk nuo to, kad pajaus kaip sėdi, pajaus, kad esi čia. Pojūčiais, patyrimu, ne protu, kad suprantu, kad esu čia, o tiesiog žinau, nes patiriu. Ir galėtum duoti daugiau vietos, daugiau erdvės visam patyrimui, visiems pojūčiam, kuriuos dabar pastebi. Mintim, jausmam, vaizduotei. Daugelis pasislepiam nuo tam tikrų jausmų ir patyrimų, išgyvenimų. Už tokio, didelio stengimosi. Ieškai atsakymo, ieškai sprendimo. Nori surasti geriausią variantą. Ir tai atrodo produktyvu. Atrodo, kad daug veikiu. Bet labai dažnai tas veikimas yra toks tarsi chaotiškas, išbarstytas, nes jo visas tikslas yra išvengti klaidos, kad nebūtų blogai, kad nesuklyščiau, nenubaustų, nepatirčiau. Ir kuo ilgesnį gyvenimo tarpą, tuo pagrindinė motyvacija buvo nerimas ar baimė. Atrodo, kad žmogus sako, bet aš tiesiog noriu laimėti. Ir kaip neseniai kažkas pasakė komentuodamas vienas varžybas, sako, man atrodo, jis labiau nekenčia pralaimėti, negu nori laimėti. Tai gal ir tau baisiau yra pralaimėti, negu kad rūpi laimėti. Kai kurie mano klientai šitą teiginį sureagavo su juo, taip ir yra. Ir dėl to aš nesidžiaugiu, kai laimiu. Nes iš tikrųjų visą laiką ėjau į tą pergalę su baime, su nerimu. Ir nėra vietos liktais džiaugsmui, net jeigu pasiseka. Tai kodėl taip baisu? Kodėl tiek daug turim mąstyti, suktis, stengtis, daryti dalykų, kad tik nebūtų blogai? Dėl to, kad iš tikrųjų tie blogi rezultatai bus blogi. Dėl to, kad iš tikrųjų kreivai parašytas emailas užbaigs tavo karjerą ar gyvenimą. Faktas, kad ne. Esu išsiuntęs 10 emailų kampanijų su klaidom. Ir klientai nepabėgo. Gyvenimas nesugriuvo. Tai ko
mes iš tikrųjų bijodami skleisti. Ką jeigu tai, nuo ko realiai bėgam, yra tas santykis su savim. Kaip elgiesi, kai tau atrodo, kad suklydai? Kaip kalbi su savim? Ką jauti savo? Kiek nepatenkintas esi, kai dalykai neįvyko kaip tu norėjai, ne pagal tavo planą? Kiek savigraužos, spaudimo, priekaištų. Kartais kokiu nors epitetu sau duodi, jei neįvyko kaip norėjai. Ką jeigu pasiūlytum vietos tai daliai savęs, tam, ką dažnai gali pavadinti nevykėliu, lūzeriu, tam, kuriam nepavyko, tam, kuris neįvykdė, neišpildė, nepasiekė, nesuspėjo, nepataikė. Gali pirmiausiai padaryti tokią mažytę inventorizaciją ir pažiūrėti, kaip dabar į tai žiūri. Tave gąsdina su tuo susidurti? Ar esi taikoj? Nes jei esi taikoj, tai turbūt nelabai nerimauju, kad suklysi. Bet jei baisu susidurti su tuo, kas negali, nesugeba, nepavyko ir susimovė, kas padarė klaidą, tai todėl, kad žinai kaip kalbėsis, žinai kaip jausies, žinai kiek laiko grauši, žinai kaip ilgai kankinsies iš praeities patirties. O ką jeigu pripažintum, kad visas tas bijojimas, tas nerimas ateina iš tavo santykio, ne dėl rezultato, nes yra didelė tikimybė, kad tai, ką tu darai savo gyvenime, nėra tiesiogiai susijęs tavo gyvybę. Ir klaida tame, ką tu darai, nekainuos gyvybės tau ar kitiems. Jei tai tiesa, tai tada visa ta baimė yra dėl asociacijų, dėl prielaidų, dėl įsivaizdavimo, o ne dėl realaus pavojaus. Tai ar sutiktum pabūti truputį švelniau su savim? Tai visos tos tirados minčių, žodžių, vertinimų, pretenzijų, kaip turėjo būti ir panašiai, galėtum apkabint kaip mažą vaiką, kuris užsigavo, nugriuvo, kuriam nesigavo. Ir sutiktum duoti savo to švelnumą. Net jeigu nepavyko tai, ką buvai sugalvojęs. Ir aš 100 kartų stebėjau, kaip žmonės priėmė sprendimą, kad žinai ką, net jeigu nesigaus, aš atsisakau graužtis, aš atsisakau save drožti, nes aš galiu rinktis. Aš galiu nuspręsti dabar, kad švelniau elgsiuos, kad švelniau vesiu vidinį pokalbį su savimi. Net jei rezultatai nebus tokie, kokiu noriu. Ir tada nutinka daugiau ramybės ir lieka mažiau nerimo dėl ateities. Nes ta baimė, nerimavimas, bijojimas suklysti visiškai tiesiogiai susijęs su tuo, kaip griežtai, kaip žiauriai ir kiek ilgai planuoji save drožti suklydęs.
ką jeigu visai ne? Ir jei kažkas vidui prieštara arba sako, bet tai aš nežinau, ar man gausis, tai gali leisti savo neideliai, gali leisti savo biškį pabart save ir atsipeikėt, gali duoti savo leidimą neideliai apkabint, neideliai atleist. Nes ten, kur tu planuoji suklysti, tu jau ir taip tavo manimu būsi netobulas. Tai galima ir šitą daryti neideliai ir neapsikrauti. Ir kartais tai taip užsispyrusiai sunku, nes tiesiog atrodo, taigi taip reikia. Tai tada aš iš vis nieko nedarysiu, tada aš visiškai viską apleisiu ir taip toliau. Neužsitarnavau ir nenusipelniau. Ir nesenai vienos klientės paklausiau, o jeigu jį rastų sušalusi mažą kačiuką, ar jį klaustų jo, tu užsitarnavai, kad aš tavim pasirūpinčiau dabar, ar tiesiog pradėtų rūpintis? Pradėjo juoktis, sakė, aišku, kad pradėčiau rūpintis. O tai kodėl savim taip negali? Nenusipelniau. Tai ką jeigu savo tiesiog pritaikytum tas pačias taisyklės, kaip mažiem vaikam ir gyvūnam? Ir leistum lygiai taip pat. Be didelio reikalavimo ir ieškojimo priežasties. Pabūt švelniai. Su savim net, kai atrodys, kad padarai klaidą. Net kai atrodys, kad susimovė. Ir pažiūrėk, tada gali leisti tam nerimui dėl ateities, dėl rezultato, dėl sėkmės. Nurimt. Nes jei tu palaikai save, jei tu planuoji būti draugiškas, švelnus ir palaikantis savo. Ir nėra jokios situacijos, priežasties, dėl ko elgtumės kitaip. Ar tada įdomiau pažiūrėti, kas bus? Tiesiog patirt ateitį, patirt gyvenimą. Ir net jeigu kai kurios dalis to atrodo dabar sudėtingos, žinok, kad tavo baimė ateities ir klaidų tiesiogiai susijusi su santykiu su savim. Kuo esi labiau pasiryžęs būti draugiškas ir ištikimas savo, tuo daugiau ramybės ir atsipalaidavimo jausi matydamas, kad ateitis nežinoma, neapibrėžta. Gal toje kokios nori, gal visai ne tokia, kaip tu įsivaizduoji. Ir tai leis tau ilsėtis, atsipalaiduoti ir nurimt. Ir gali leisti savo dar kartą grąžinti savo dėmesį į kūną. Giliai, giliai įkvėpt. Ir iškvėpdamas pereik dėmesį visą kūną iki pat pėdų. Ir dar sykį.
ir kitam bus patogu. Gali pasijudinti, atsimerkti ir keliauti toliau.